15 taškų deficitą panaikinęs Panevėžio Lietkabelis išlygino LKL mažojo finalo serijos rezultatą. Nenado Čianako auklėtiniai namuose 80-68 pranoko Klaipėdos Neptūną. Panevėžio klubo treneris Nenadas Čianakas teigia, kad atsitiesti komandai pavyksta dėl žaidėjų, kurie nelinkę pasiduoti. Visi turime silpnybių, bet stengiamės būti gera komanda. Skambės kvailai, bet geresnė komanda laimės, ypač atkrintamosiose. Turime žaidėjus, kurie nepasiduoda. Tai ir yra mūsų stiprybė. Klaipėdos Neptūno strategas Gediminas Petrauskas įvardijo pralaimėjimą lėmusius faktorius. Pražangos iki bonuso ir atkovoti kamuoliai puolime. Leis 16 paimti kamuolių ir nestabdyti iki bonuso, tai čia savižudybė. Mes tą ir padarėm. Trečioji komandų akistata ketvirtadienį vyks Klaipėdoje, o šiandien Utenoje antrąjį LKL finalo akistatai susitiks Juventus ir Kauno Žalgirio krepšininkai.